Aš esu Albertas, man 71. Reikia skambinti, pasišnekėti. Konsultantai visada paaiškins, ko jie nori iš jūsų. Jūs pasakysit, ko norit iš pašnekovo ir taip ir vystysis kalba. Pašnekovą suras, pasiūlys gal tas, gal kitas, kas domina, apie ką norit šnekėti, gal kokio amžiaus reikia, ar ten lyties kokios reikia. Na, tai jau čia ir yra pokalbių pradžia ir ko lauki, tai tą ir gauni. Pokalbiai jau, kaip minėjau, jie priverčia tave būti geru, atidžiu, nesudaryti neigiamų emocijų pašnekovui. Tai kai stengiesi tam gerą padaryti, tai ir tau pačiam gaunasi geriau. Jeigu pašnekovai sakai, ką tu čia nekreip dėmesio, čia smulkmena, tu neimk į galvą, tai tą kalbėdamas ir save įtikini, kad jo, aš čia biškį gerai sušnekėjau. Reikia bendrauti, reikia šnekėti, reikia domėtis. Kitaip svajonės tavo nesipildys. Reikia norėti ir daryti, nes niekas kitas už tave nepadarys. Jeigu nori skaniai pavalgyti, reikia pasidaryti. Tai ir jeigu nori, kad tau gyvenimas biškį šviesesnis būtų, tai reikia sugalvoti, kokias spalvas nori matyti. Sidabrinė linija yra dvasinis penas. Nieko tau, aišku, neduos, nei ten saldainių, nei ten geresnio oro, nei ten ko, bet pokalbis su žmogumi yra pats svarbiausias gyvenime. Tai ir ne oras, ir ne vanduo, o tai, ką tu turi, ką tavo pašnekovas turi, ką tu nori išpešti, kas tau įdomu, tu pasikrauni, nereikia tau skaityti knygos, čia gyvenimo knyga ir romanas. Aš norėčiau palinkėti sidabriniai linijai, linijos savanoriams, konsultantams ir pašnekovams, kad būtų drąsesni, kad atrastų savo tinkamą pašnekovą, kad turėtų ką papasakot pašnekovui, kad turėtų ką paklausti. Ir tas gyvenimas darysis gražesnis, malonesnis. Tad sėkmės visiems.